Такі бараусти. Užsukome į McDonald's pavalgyti. Nai. Nu, aš pirmą kartą Norvegijoje. Neturiu tikslių planų, kur nuėti. Tai einu, kur akis mato. Bandysiu nuėti iki Veinio ežerioką. Iki apie 4 kilometrus. Tai šiandieną bent jau toks pasivakščiams, o paskiau bus matyti. Google žemėlapė sunkiai kreunas, tai neaišku, kur aš net einu. Ar aš teisingai einu. Niek nesuprantu, kažkiek zigzagas einu. Siaubas. Į galą nematyti. Nu, biškį palipėjau čia. Neblogai. Nu, va, ta kelšta. Tai bandysime į kitą ežerioką. Bet taip klaidžioju, pirmin atgal. Navigacija vis sokas. Nesuprasti, kad trumpiau sėti. Grožis koks. Nematyt mano akim. Oho. Tokiais plyšelės vakščiam. Pažiūrėkite. Taip smagiai nusileidau, dabar vėl kalną lėpti. Nu, bet pats norėjau. Blemba, sakau. Nikados nebuvo buvęs Norvegijoje. Tokie visokie akmenuką, blemba, ta kelią. Žiauriai, fainai. Aišku, kiti sakysit, blės, tas į net reikėt ir kitur važiuoti. Gal kada nors nuvažiuosim ir kitur pasižvalgyti. Bet tam kartu užteks čia pasivakščioti. Žiūrėk, koks sumu. Eina savo. Kapukščiuką čiulba. Yra tas ežerėlis, va, prie katro aš ėjau. O, liuks. Eina savo. Nu, tikra puikiai. Grožis koks. Jūs tik pažiūrėkit. Veina šmukaus. Ir aš veins pats su gamta. Jūs nesijuokit iš mano nuostabus. Aš nieko panašaus nebuvo matęs. Eina savo. Žmogus paveikslavo pylis. Aš sutrukdžiau. Gal nesupyka. Labai smarkiai. Pradžioje galvojau apie Plinkton ežerą. Nėra labai toks didelis. Bet kadangi neturiu nei maistą, Veino bananą ir pusį butelioko vandens, tai nusprendžiau nerizikuoti. Pritrūks energijos, kur tada dingsiam. Gersiam ežerą vandenį, ne? Manau, kad mani užteks reikia čia dėti. Kokia sala.
kai kažkas meigt, nors jau į pusę 10, aš nusprendžiau pasivakščioti. Bandysim net į kažkokius kalnus pasižiūrėti. O aš čia bandau net va iki to kalną. Nežinau, ką pavyks, bet bandykim. Blemba visai kitaip negu Lietuva. Blemba, viršų čia toks kaip greitkelis, bet kiek matau ir praėjams prapačią. Tunelis kažkoks. Specialiai padarys pėstiesiems labai gerai, nes man kaip štai reikėjo antrą posį perėti. Nu blemba, teoriškai išlindau ten, kur aš norėjau. Nu super. Pabandysim palipti ton kalną, pažiūrėsim, kas ten įdomaus yra. Sakys, Stasi, tu eni ten, kur visiškai neįdomi. Galbūt. Tai, katrai gyvena Norvegijoje, puikiai žaina įdomesnis vietas. Aš kol kas galiu tik teik apėti. Ten, kur aš apsistojus tam rajone, daugmaž 5 km į priekį, 5 km atgal. Tai manim visiškai tenkin, būnant tik tą antrą dieną Norvegijoje. Tai kažkoks pėsčiųjų tiltėlis. Jeigu ne į parduotuvėms ten ved, tai mes grįžtant nesam pažiūrėti. Blet, vaikų nepasižiūrėjau. Dabar žygaujam atgal. Kažin, jeigu aš čiausi kabarus. Bet tenkia mums tas variants. Bandykim net. Automatisk evelnio penam. Net šilta pasidarė. O siaubas. Nu kažkur ten į tus kalnus. Lyžuojas vėlas. Kadangi niek nesuprant, kas įparašyta. Bet pagal ženkliukus. Pėsčiųjų taks, dviračių taks. Nu ko, bandykime net. Daug tų visokių maršrutų, 4,5 km, 6 km, 10 km. Kažkas yra tu vien, kilometras 800, pabandysim pasivaikščioti.